Turiu klausimą. Taip. Poliruojant stiklą, jį sušveitus, tarkim, tos įbrėžimus ir supoliravus, ar po to vaizdas neišsikreipia? Ar išlieka toks pats, kaip buvo, ar išsikraipo? Viskas priklauso nuo darbo patirties, kokie yra tavo įgūdžiai. Šiuo atveju vaizdas kreipiasi tik tuomet, kaip tu šveisdamas stiklą, stikle padarai duobę. Šveitimo popierius kažkoks stiklų specialus yra, kaip ir visi tokie patys. Pats šveitimo popierius skirtas stiklams ir tai atskira medžiaga, kaip ir polirolis, kaip ir padukas, su kuriuo mes poliruosim stiklą. Tai automobilis apdengtas dabar, nuvalomas stiklas. Pradedam. Ir prieik arčiau. Matai, kreipiasi vaizdas. Šiuo atveju reikia labai daug nuimti stiklo tam, kad išlyginti tą įbrėžimą. Nes šiuo metu įbrėžimą tik tai užapvalinam. Tai šiuo atveju reikia stipriai padirbėti. Ir dar klausimas, ar tikrai padarysim ant automobilio, nes gali būti tikrai, kadangi daug turi nusišveist stiklą, jį išimti iš mašinos. Ir iš karto matosi, kaip išsiema. Stambesnis abrazyvas. Parodom dar kartą iš arčiau žiūrovams, ant kiek yra gilus stiklo įbrėžimai. Čia yra pašiauštas paviršius ir stiklo gilis. Priekinis stiklas turbūt daug sunkiau poliruoti, nes jis yra netoksai tiesus. Visiškai teisingai. Priekinį stiklą poliruoti ne tai, kad sunkiau, o tiesiog technologiškai sudėtingiau, kadangi priekinis stiklas yra klijuotas iš kelių stiklų į vientisą stiklą ir pirminis stiklo sluoksnis yra labai plonas. Ir jeigu įbrėžimas yra pakankamai gilus, tai tu tiesiog jį šalindamas prašveiti stiklą. Plius dar prie to pačio, jeigu ant stiklo yra įdaužų, tai 50%, kad stiklas gali trūkti dėl technologinės temperatūros. Taip. Dirbam kartu draugę su klientu, klientas filmuoja, o aš dirbu, kad būtų dar efektyviau ir dar didesnis įrodymas jums, kad darbas vyksta kokybiškai ir efektyviai. Pagrindą nuėmėm su labai stambiu abrazyvu, dabar šitą abrazyvą mums reikia užsmulkinti. Užsmulkindami dar šveitimo plotas išdidės. Smulkinsim per 2 kartus, per 2 etapus. Tarsi trečias susmulkinimas vyksta ir viskas. Trečias susmulkinimas. Trečias šveitimo etapas baigtas ir pereinam prie poliravimo darbų. Šiek tiek pakirtų rankas, darom pertraukėlę. Va matosi, kiek dabar išplatėjo poliruojamas plotas. Beveik visas stiklas. Tada nepadarom duobių ir neiškraipom vaizdo, o jo atrodė defektas visai nedidelis ir lygtais tik tą vietą sutvarkyti, supoliruoti. Bet tačiau tam, kad nepridaryti stikle duobių, šveitimo plotas labai stipriai išdidėjo. Ant kempinės pasisklaidom kelis žirnius poliravimo pastos ir pradedam poliruoti stiklą. Stiklo poliravimui padukas visiškai kitoks, bet taip pat tai yra avies plaukai, tik tiesiog technologiškai kitokios sudėties. Koks jūsų pačio komentaras? Kaip manot? Manau, kad viskas gerai. Ta pačia Kaip ir minėjau, tas gabaliukas liko įbrėžimas. Nenorėjau labai plėsti su šveitimu į apačią, kadangi labai mažas tarpas, kampas ir neišėmus stiklą būtų sunku sudėtingai išpoliruoti patį stiklą. Jis žymiai stipriau agresyvesnis už tą paprastą kėbulinį avikailį. Poliravimo darbai baigti. Nuėmam apklijavimą nuo automobilio, maskavimą, išvalom stiklą ir paleidžiam klientą namo. Viskas pasišalina, viskas išsipoliravo, stiklas kaip naujas, lekia toliau. Reikia iš vidaus dar pravalyti, kad matytųsi visas grožis stiklo. Jo. Nu va, iš vidaus prasivalė. Nieko nesimato visiškai kaip naujas. Pabandyk nufilmuoti iš vidaus. Viskas gražu ir stiklas to lygus. Nesikreipia vaizdas visiškai. Tikrai taip, viskas gerai. Ačiū už gerą darbą. Visada prašom.